rinkos struktūra. Ir tikriausiai supratote, kad rinka nėra taip, kad vaikšto belekur. Biškite, žinoma, iš pradžių gal taip atrodo, kad čia į viršų, čia į apačią, o dabar čia neaišku kur. Bet yra labai viskas sisteminga. Ir mes dabar truputį pakalbėsime, eisime į TradingView ir pakalbėsime apie trendus, support resistance, supply demand, kas tai būtent yra. Ir aš tiesiog nedaug žodžiausiu, eisiu tiesiai tenais, bet matome tam tikras patternas. Tai ką čia mums žiūrėti? USD CAD. Tai yra nesvarbu kokia pora, bet, sakykime, išsirenkam vieną porą. Ir kaip ir sakiau, time frames, ne? Mes turime nuo didesnio mėnesio, gale mėnesio visą laiką svarbu pasižymėti tam tikrus dalykus, kur užsidarė mėnesis, kur aukščiausia praeito mėnesio vieta, kur žemiausio. Taip pat ir su savaitėm yra tam tikri lygiai, kuriuos galite pasižymėti. Dabar mes matome, kad kol kas paskutiniam savaitėm būtent ši pora USD CAD ėjo šonu. Ne? Tai gali būti skirtingi rinkos tipai. Gali eiti į viršų, tai trending up. Čia po truputį matome į viršų eina. Čia labai akivaizdžiai trending down, tai yra eina dėsningai žemyn. Čia eina dėsningai į viršų ir gali tiesiog šoną eiti. Visiškai niekur neina nei į viršų, nei į apačią. Va būtent šioj vietoj praeitą savaitę mes matome, čia buvo, jeigu nubrėžčiau čia liniją maždaug, labai akivaizdžiai matosi, kad praeitą savaitę ta linija buvo broke, prasiveržė į viršų, dabar grįš atgal, retestuos ir eis toliau į viršų. Galimai, stebėsim. Ok, taigi mes ką darome, kai turime savaitinį grafiką, irgi susižymime tam tikrus lygius. Susižymime aukščiausią vietą, galite iš karto pasivadinti weekly high, aukščiausia vieta, weekly low. Aš keletą čia pasižymėsiu. Toliau galite eiti į dieninį grafiką, irgi matysite vėl atskirus lygius, ties kuriais galite nusibrėžti vėlgi tas linijas, savo levelius. Ir nėra labai čia švariai, bet eisim į mažesnį laiko. Gal pažiūrėsiu, kurį grafiką geriau naudoti, kad būtų geresnis pavyzdys. Ir taip ir einame nuo didesnio laiko intervalo prie mažesnio, susižymime lygius, tik tais tuos, kurie yra arčiausiai esamos kainos. Tai aš neisiu kažkur čia nežymėsiu tų linijų, nes vis tiek, kol čia prieis, užtruks labai daug laiko, gal aš po kelių savaičių vėl man reikės viską persibrėžti, tai aš tiesiog susižymiu pagrindinius lygius. Ir ką aš dabar čia žymiu? Mes matome, kad būtent šiuo atveju kaina palėtė šitą vietą, ėjo į viršų. Kaina vėl palėtė šitą vietą, ėjo žemyn. Vadinasi, tai yra kažkoks taškas, kur yra sąlyčio taškai. Iš vienos pusės, iš kitos pusės nesvarbu. Kodėl nesvarbu? Nes kaip juda rinka. Mes turime, niekada nebus tokia tiesi linija, ne? Mes judėsime, gal reikia pakeisti spalvą, kad būtų geriau, balta. Mes visą laiką judėsime taip. Biški viršų, biški apačią, biški viršų, biški apačią, biški viršų, biški apačią ir taip toliau. Čia aišku idealus toks variantas. Ir ką mes čia turime? Čia yra low, tai yra žema kaina, vadinsim kainą. Čia yra high, tada čia yra higher low, tai buvo čia low, čia higher low. Tada čia turime higher high. Tada mes čia vėl turime higher low. Reikia užrašyti. Low. Žema kaina. Ir čia mes turime higher low. Čia yra higher high. Kaip einam į viršų, būtent ir turime higher high. Čia vėl turime higher high.
Ir čia vėl turime higher high. Čia turime higher low. Wow. Ir čia vėl turime higher low. Ir vėl turime higher low. Taigi kaina eina čia būtent iš apačios suformuoja higher high, higher low. Higher high, higher low. Higher high, higher low. Ir tokius kaip laiptukus padaro. Ir mes galime nubrėžti rodiklę, kur būtent eina ir prasitestuoja. Kartais, aišku, mes neturėsime idealiai, bet plius minus, visgi tai yra rinka, plius minus atitinka. Ir ką mes čia turime? Taigi šitoj vietoj mes turime esamą kainą, ne? Ir galime pažymėti. Kai kaina buvo čia, ėjom į viršų, ta geltona pirmoji linija buvo mums kaip lubos. Mes tiesiog negalėjome prakirsti, bet nežinau, ar tai buvo kažkokios naujienos, ar tiesiog daugiau volume, kaina judėjo, prakirto, padarė naują higher high, tai yra aukštesnę aukštumą, tiesiog vadinsim higher high, nusileido ant tų lubų ir dabar ten patapo grindis. Tai mes turime čia support. Buvo resistance, tapo support. Toliau, kylam į viršų, vėlgi mes turime resistance, taigi neleidžia mums eiti toliau į viršų. Bet prakirto, nusileido žemyn ir jau mums tapo tos lubos, mums tapo grindimis. Ir visą laiką taip kaina eina į viršų. Taigi turime support, resistant. Tada resistant tampa vėl support. Ir toliau mes čia turime resistant, bet kaina praeina aukštyn ir tai tampa mūsų support. Dabar jeigu eitume į grafiką, pasižiūrėtume kažkur tikslesnių pavyzdžių, galime matyti. Nebus taip, kaip sakiau, švariai, bet vis tiek. Čia mes turėjome resistance levelį, prakirto, grįžo, prasitestavo support. Čia būtent prasitestavo praeitos savaitės žemiausia vieta. Tai matote, praeitą savaitę būtent čia buvo žemiausia vieta, ta violetinė linija. Ir rinka grįžo, prasitestavo būtent tą vietą. Vėlgi, nubrėžiu čia. Nėra idealus variantas. Čia turėjome atsimušę, grįžo atgal. Atsimušę, grįžo atgal. Prakirto, prasitestavo, nedaug. Grįžo į viršų, vėl prakirto. Vėl atsimušė į viršų ir vėl. Ir būtent taip ir juda. Grįžo dar kartelį. Vėlgi su valandiniu lygiu. Prakirto, retestavo, ėjo į viršų. Čia buvo irgi sudaryta higher high. Prakirto, buvo grindis, tapo supportu ir ėjo į viršų. Weekly high. Weekly high, penktadienis. Nusileido ant apačios. Vėl prasitestavo, ėjo žemyn. Klausimas, ar grįšim prasitestuos šitą levelį ar ne. Galbūt ir negrįšim. Tai yra dar vienas levelis čia, dar yra levelis čia ir taip toliau. Gal pažiūrėkime kokį švaresnį variantą, kur būtų gal aiškiau, gražiau. Kartais būna taip visiškai laiptukais vaikšto, tai tiesiog puikiai, bet tai yra rinka, niekad nebus taip idealiai. Bet matote, nueina į viršų, nueina žemyn, nueina į viršų, nueina žemyn, į viršų, čia suformuoja aukštesnį aukštumą, nueina žemyn. Taigi, jeigu aš paimsiu rodiklę ir nubrėšiu čia, ir mes galime visus tas aukštumas tiesiog imti ir susižymėti. Čia buvo higher high, ėjo šonu, prakirto, nusileido, pramušė toliau, bet grįžo atgal dar kartelį, pramušė, retestavo šitą lygį
tikiuosi matosi, pratestavo šitą lygį, ėjo toliau į viršų, suformavo kitą higher high, nusileido žemyn, pratestavo, jeigu matosi būtent čia. Matot, kokios žvakės, daug čia aš visai kreivai nupiešiau, daug šešėlių apačioje, vadinasi, neėjo pramušti žemyn kainai ir ji atsispyrė nuo grindų ir šovė atgal viršų. Šovė, visiškai grįžo, pratestavo čia, pakilo šiek tiek, bet grįžo pratestuoti būtent šio levelio ir vėl matome, jeigu mes nubrėšime čia, grįžo čia. Ir kainos visą laiką taip ir vaikšto, nuo vieno levelio prie kito levelio. Nuo vieno levelio prie kito levelio. Galite, kad būtų paprasčiau iš tikro, galima jungti ne žvakes, o line. Ir matote daug lengviau, kur būtent tos galūnėlės smailiausios vietos, kur yra, tenais galite ir nusibrėžti būtent savo lygius. Tiek support, tiek resistant. Ir matosi, čia atsimušė, čia grįžo, prasitestavo. Būtent tie visi lygiai. Tai būtent tai ir yra support resistant rinkoje. Aš dar nepaminėjau trend linijų, tai būtent jos yra kur kas stipresnės negu support ir resistant, nes tai yra tiesiog trendas. Jos labiau yra respektinamos, gerbiamos. Ir kai matote, tai yra lygiai tokia pati linija, bet mes ją brėžiame skersai. Vadinasi, irgi kaina eina, prasitestuoja, va čia matote, susitinka tiek netoli trendo, tiek support levelis. Gali būti trendas į viršų ir, kaip sakiau, gali būti trendas žemyn. Svarbiausia, trendui nupiešti turite rasti du taškus, du susiliečiančius taškus. Tai čia pavyzdys. 1, 2 taškas. 3 kartą, kai grįžo, šovė į viršų. Galite matyti. Kaip sakant, gerbė, respektina būtent tą levelį. Ir čia yra būtent labai stiprus tie taškai atsimušimo ir vėlgi. Ok, tai